Elektrifikacijos projektas – didelio masto projektas padalintas į etapus. Šį projektą esame suskirstę į 3 etapus. Vilniaus mazgas, Kaišiadorys Radviliškis ir Radviliškis Klaipėda. Šį grandiozinį projektą planuojame užbaigti 2025 metais. Tada atliksime testavimo darbus, o naujų traukinių eismas prasidės 2026 metais. Vilniaus aplinkelis arba pirmasis etapas planuojama bus užbaigtas iki 2024 metų pabaigos. Šis etapas svarbus tuo, kad jį užbaigus krovininių traukinių srautą galima bus nukreipti aplinkeliu, o ne per Vilniaus miesto centrą, ir tai labai sumažins triukšmą mieste. Antrasis ir trečiasis etapai yra gerokai didesnės apimties ir čia pagrindinis darbų akcentas yra traukos pastočių statyba. Šiuose etapuose jau atlikta daugiau nei 60% darbų. Bendras visų 3 etapų ruožų ilgis yra daugiau nei 360 km, o darbų spartai užtikrinti pasirinkta pamatų kalimo technologija, kuri gerokai pagreitina vieno iš pagrindinių statybų elemento, tai yra kontaktinio tinklo pamatų sukalimą. Tokių pamatų bus sukalta beveik 13 000. Be kaltinių pamatų taip pat bus įrengta ir beveik 4 000 gręžtinių pamatų, sumontuota virš 12 000 stulpų, bei elektrifikuota daugiau nei 730 km geležinkelio kelių. Siekiant susiderinti ir atliepti stambių krovinių vežėjų lūkesčius, elektrifikacijos projekte 3 pervažose vakarinėje Lietuvos dalyje numatyti papildomi sprendiniai siekiant užtikrinti stambių krovinių vežimą per kontaktinį tinklą. Nes nutiesus kontaktinį tinklą atsiranda tam tikras aukščio apribojimas. Šiuo tikslu įgyvendiname sprendinį, kuris leis pervažoje pasukti kontaktinį tinklą ir pervežti stambų krovinį.